Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Ką kalbėti apie savaitę, daug įvykių, tačiau tokių įvykių, apie kuriuos galėčiau papasakot taip detaliai ir kas tikrai labai liečia mūsų miesto gyvenimą, turbūt nėra. Išskyrus turbūt tokius įvykius, kaip vyko komitetai, tarybos komitetai, svarstomi klausimai, dėl kurių bus priimti sprendimai kitą tarybą, tai yra sekantį ketvirtadienį. Ir labai tikiuosi, kad tie sprendimai bus ne vien tik dėl mūsų tarybos narių, tačiau ir bus atkreiptas dėmesys vis dėlto į miesto gyvenimą. Taigi, o dabar atsakysiu tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Lapkričio pabaigoje uždaroji akcinė bendrovė Visagino Energija pradėjo remontuoti vandentiekio tinklus Parko gatvė ir Sedulinos gatvės teritorijoje. Apie tai neinformavusi gyventojų. Darbus planavo baigti iki gruodžio 8 dienos, dėl netinkamo oro sąlygų darbams terminas buvo pratęstas. Kodėl buvo priimtas neatsakingas sprendimas vandentiekio tinklus remontuoti žiemą? Galiu pasakyti ir savo patirties. Visada planuoju, kad šiltų metų laiku bus padaryti darbai, tačiau visada atsiranda vienų ar kitokių kliūčių. Tai projektuotojas užlaiko, tai ekspertizė ne visai laiku pateikė savo išvadas, tai statybos leidimas užtruko ir taip toliau. Ir noriu pasakyti, kad tikrai niekas neplanuoja daryti darbų nepatogių laikų. Šis sutartis buvo pasirašyta gegužės mėnesį šių metų, ji galioja 12 mėnesių. Darbai tikrai vykdomi dabar, tai suteikia nepatogumo, tačiau tai nėra priežastis stabdyti darbus arba kažkaip vėluoti. Taip, oro sąlygos įtakoja darbų vykdymo tempams, tačiau tai nėra priežastis jų neįvykdyti. Dėl informavimo, tai Visagino Energijos atstovai pasakė, kad viskas, kas pagal įstatymą priklauso, buvo padaryta, tačiau man toks atsakymas ir pačiam nelabai aiškus ir suprantamas, todėl atskirai dar kalbėsime su uždarosios akcinės bendrovės vadovu apie informacijos kokybę. Aišku, reikia pasakyti tiek, kad reikia pakentėti, daromi tinklų restauracijos darbai ateityje duos tikrai naudą ir kokybinę prasme pačio vandens. Per pastarąją savaitę sniegas nebuvo nuvalytas pirmajame mikrorajone nuo pagrindinių pėsčiųjų takų iki gatvių, kuriomis vaikai vedami į mokyklą. Galiu pasakyti tikrai taip, sutiksiu su tuo, kad ne visur ir ne visada laiku suspėja mūsų kiemsargiai nuvalyti, ne visada užtenka technikos. Tikrai faktas, technika lūžta, technikos nėra tiek, kiek norėtųsi, kad mes jos turėtume, tačiau žmonės dirba. Taip pat reikia paminėti ir, kad tai yra dirbantys žmonės, kurios šiuo metu irgi turi serga, net iki 10, šiuo metu apie 10 darbuotojų serga ir todėl, aišku, neužtenka tų visų pajėgumų. Tačiau stengiamės, darom viską, ką galim. Prašome patikslinti ir paskelbti informaciją apie draudimą prie Visagino gyventojų namų naudoti įvairius naujametinius ir šventinius sprogstamosius užtaisus bei pažeidimo atveju skirti baudas. Taigi tikrai toks įstatymas yra, berods nuo 22 valandos iki 8 valandos ryto draudžiama naudoti pirotechninės medžiagas. Aišku, yra išimčių, kada yra šventinės dienos, ar tai tiesiog įmonės, kurios vykdo tam tikras šventinės priemonės, tai jos turi leidimą tam. Tai tokios išimtys yra, tačiau bendraja tvarka, tai yra draudžiama nakties metu, o į kur kreiptis, tai bus bėgančia eilute adresas administracijos darbuotojo, kuris atsako už tai ir kuris gali priimti sprendimus ir dėl nuobaudų.
Viename pranešime administracijos direktorius teigia, kad daugiau kiemsargių nesamdys, bet galvojama investuoti į smulkios mechanizacijos įrangą. Kada vietinė valdžia nupirks traktorius, kurie galėtų efektyviau, greičiau išvalyti takus ir kiemus. Iš vienos pusės klausimas yra pakankamai paprastas, atrodo, tiesiog prisiperkam technikos ir bus viskas tikrai gerai. Iš kitos pusės nėra jis toks paprastas, kadangi šita technika pakankamai brangi, tačiau jos naudojimo efektyvumas labai trumpas. Nes tokia technika dirba labai trumpą, sakykime, periodą, tik tai tada, kada krenta sniegas ir taip toliau. Tai šitas klausimas svarstomas, iš administracijos yra paraiška į biudžetinę eilutę dėl įsigijimo tokios technikos. Tikiuosi, kad biudžete šita eilutė išliks ir technika bus perkama. Automobilių stovėjimo aikštelėje važiuojamosios dalies viduryje, Taikos prospekte 30 ir Veteranų gatvė 6 kiemuose. Tokia naujovė numatyta tik Visagine. Tai ne tik nepatogu vairuotojams, bet ir sukuria avarinę situaciją. Ar galima pakeisti automobilių stovėjimo aikštelės vietą kieme palei Taikos prospektą, kur dar nebaigtas rekonstrukcijos projektas? Noriu pasakyti vieną, kad negalėčiau pasakyti, kad tai yra tik Visagine tokis sprendimas priimtas, nes apie tai tiesiog nežinau. O kad toks sprendimas priimtas, tai priimtas jisai specialistų, tai yra architektų, kurie projektavo šį projektą, jie turi atitinkamą kvalifikaciją, turi atitinkamą išsilavinimą, be to šis projektas ir buvo tikrinamas ir į visas pastabas buvo atsižvelgta. Taip pat noriu priminti gyventojams, kada viešinami projektą ir duodamas laikas pateikti savas pastabas, tai yra būtent tas laikas, kada reikia tą padaryti. Po to, kaip šiuo metu jau pasirašyta sutartis, suderinta kaina ir taip toliau, tą padaryti pasidaro labai sunku ir tikrai nelaikas. Ar už tokias vandens ir elektros kainas vietos valdžia galės išlaikyti naują muzikinį fontaną? Kaip dažnai jis bus įjungtas vasarą? Tai fontano darbo laikas bus nuo balandžio mėnesio iki spalio mėnesio. Dėl vandens kainų, tai taip, vandens kainos yra pakankamai aukštos, tačiau tai nereiškia, kad fontanas veikdamas ima visą laiką vandenį. Tai yra recirkuliacija ir vanduo naudojamas pagrinde tada, kada fontanas užpildomas ir lieka jį papildyti. Todėl noriu pasakyti, kad jeigu jau pastatėme, suprojektavome ir pastatėm fontaną, tai turbūt, kad sugebėsime jį ir išlaikyti. Ar galima bent žiemos metu padidinti socialinės paramos skyriaus etatus? Nes šiuo metu, norint gauti kompensaciją už šilumą, apsilankymą tenka laukti labai ilgai. Čia kažkaip susijęs jau tas klausimas ir praeitą kartą buvo užduotas, ten žmogus džiaugiasi, kad gali padaryti tai elektroniniu būdu ir tiesiog ne visi apie tai žino. Tai dar kartą kviečiu, kad vis dėlto naudokitės elektroniniu būdu teikti tas paraiškas, prašymus. Ir tai sutaupo ir jūsų laiką, ir mūsų biudžetinės lėšas. Nes kelti darbo užmokesčio fondą, naudoti lėšas, kada galima padaryti tai, sakykime, abiem pusėm žymiai patogiau, lengviau ir pigiau, manau, kad neracionalu. Renovuotoje Sadolinos alėjoje, kur įrengtas kaskadinis nusileidimas, labai slidu, žmonės krenta, ar ten bus įrengti turėklai. Tai laiptų pati konstrukcija, pats projektas yra padarytas taip, kad tie laiptai būtų patogus kaip žmonėms, kurie gali lipti laiptais, taip ir tiems, kurie negali lipti laiptais, turi negalią, ar tai jaunoms šeimoms su vežimėliais. Jie turi būti visiems patogus. Šiuo metu galėčiau pasakyti tiek, kad tiems žmonėms, kurie lipa laiptais
ir gali tą padaryti, reikėtų laikytis daugiau laipto kraštų, šalia sienų. Ir taip pat dar neįrengti, tačiau pačiu artimiausiu metu dar bus įrengti ir turėklai, kurie dar turės atskirą savo apšvietimą. Ar galima įrengti kačių namelį po gyvenamojo namo balkonų, kada mieste atsiras naujų vietų šerti kates? Tai atsakymas toks, kad jeigu tai savavališkai įrengti tokią šėrimo vietą, tai to daryti negalima. Jeigu kalbant apie tai, kad kiek tokių benamių gyvūnų maitinimo vietų yra jau įsteigta, tai šiuo metu yra 3 mūsų mieste, tačiau jeigu atsiras iniciatyva ir noras, aš beje taip pat pritarčiau tokiam sprendimui, jeigu atsirastų tos iniciatyvos, tai galėtumėm svarstyti ir atsirastų jų daugiau. Beje, taip pat reikėtų pasirašyti su atsakingais žmonėmis bendradarbiavimo sutartis, kur žmonės įsipareigoja palaikyti tvarką ir švarą šioje maitinimo vietoje. Na va, visus klausimus atsakiau, ką gavau šią savaitę. Ateityje tikrai laukia mūsų, sakau, gera naujiena, tai yra šeštadienis, sekmadienis, išeiginės. Būkite geros nuotaikos, būkite geros sveikatos ir viskas bus gerai.